Na ką, sveiki kolegos. Ir vėl mes prie vandens. Šį kartą atvažiavom į Molėtų rajoną. Nesakysiu kur. Ir turim naują žaislą. Čia yra Yamaha Blanks Mebius iki 24 gramų užmetimo. Ir nusipirkau dar Shimano Vanfordą. Nusprendžiau šiais metais užsiupgreidinti savo spinningo įrankius. Parsiduot lašišinį, nes nebežvejosiu, manau, nes užpisa. Tai bandysim fokusuotis labiau į lydeką, ešerį ir pažadėjo kitas kolega, kad važiuosim dar į Kauno marias starkių pagaudyti naktį. Tai toks va įrankėlis. Žiauriai lengvas gavosi, labai jautrus. Tikrai turėtų smagiai jaustis žuvies kirtimas per nagus, tas toks lydekos ešerio. Starkių iš tikrųjų net nežinau kaip būna, nes gyvenime nesu pagavęs, nes tikslingai kažkaip aš jų ir negaudžiu niekada. Šiaip kotas yra wow. Jautrumas nesąmoningas, kaip ir sakiau. Svoris kartu su rite ir valu apie 280 gramų. 280 gramų. Ar skaičiuoti nemoku. Jo, 280 gramų, kažkas tokio. Rankų lengvas, dar nekartą nemečiu iš tikrųjų su juo. Tai žiūrėsim. Bandysim, gal kažkokį tai padarysiu, kažkokią tai apžvalgą. Labai džiaugiuosi pirkinį, nes iš tikrųjų negalėjau miegot. 7 ryto keltis, o aš 12 nakties bandau užmigti. Guliu, galvoju, blemba, kaip aš noriu iš savo prasimėti. Tai va. Mažiau kalbų, daugiau darbų, einam pustis valtis ir prasimėtysim, pasižiūrėsim, kas čia per daiktas. Pabėgu. Tai. Sekė, vėl turiu to pati. Ant šlaito. Bet nedidelį. Peilis, ne? Biški turi, tai man galdai mama iš bėdos. Nespar. Ne. Visai čia peiliukas. Būtų gerai, kad pati atskabinai. Atskabins. Bet ne žolėse buvo. Nu va, kolega turi pirmą žuvį. Ant kokio guminuko? Ešerio, tai vaks. Okei. Bet pabėgo ir antrą kartą segė. Ods durne. Nepasimokė. Tai pirmą kartą kablį nepajautė ir... Blet, tik jinai pirmą kartą turėjo tą kablį pajausti. 5 sekundės pravilkau gal. Nuzaibys. Bet ne žolėse, supratau. O pravedimas koks su stopu ar Be, paprastas? palei dugną. Mėtis mūsų nunešt tenai pabiškį. A ne? Jo. Jo, grinai ten ne. O tu lėtą pravedimą turi? Vidutinį. Turiu. Oi, kaip skaniai per šitą kotą sega. Eik tu savo. Bet šilkutė. Jo. Eik tu, bet koks jausmas per ranką. Eik tu savo. Tai ant saloto šiandien eina. Jo. Ant salotytės grinai. Irgi šilkutė. Atsako nereik? Išsiaiškinti visą. Ne, dar biški trūksta jai. Skanu. Skanu gardu. Labai lėtą pravedimą dariau. Iš žalių? Jo, grinai iš žalių. Oi, blėt, geras pirkinys. Patiko? Aha. Geras štalėna. Lydeka neina. Visiškai. Yra tekę papulti grinai ant kojų neršką. Op, turiu. Pabėgo. Turiu. Vėl antrą kartą segė. Ir tik uždėjau gumą. Pirmas metimas.
Bleč. Šiaip. Turi potencialą šitą biškį. O, nu šitą biškį gražesnį. Nu. Kur bėgi? Opa. Pyksta. Man atrodo, galimai mama. Jo, tai mat už ką? Tai kur atsimsiu šitą? Oi, kaip užrijus. Eikt. Nu, ble, ant ribos. Papulsim šitą. Mašinai, dažniausiai, jeigu pystami kažkas, tai bus geresnis. Turiu. Nu, dirba tavo guma. Aš sakau, darbinė pizda. Irgi silkė. Silkė. Nori pati atsikabinti. Aš matau, kad vos įsikabinti. Ai, žolynas, supratau. Ble. O, turėjau. Turi? Turiu ir gerą. Klausyk. Nu. Čia jau visai nebloga. Nu, aš pats sakau. Sakiau, kad turėjau kibimą ten. Nesupratau, kas vyksta. Žiūrė, net neina į viršų. Nu. Opo! Nu. Blečia, gera. Oi, tu nahui. Tikrai nebloga. Nu, ble. Irgi čia apie 5. Davai, ne? Ne, čia jau huinai atsikabins. Op. Yes! Yra. Aš sakiau, kad ten priliepta ta. Sėdės kažkas geras. Nu, imk aiškinkis. Imsiu, aiškinsiu viską. Net gera 4 kokia bus, manau. Oi. Nu, bandom kažką čia su ją primastyti. Aš labai tikiuosi užsifiksavo. Jo, užsifiksavo. Gražu. Gerai užsikabina? Mhm. Blet, zaibės. Ant salotos? Jo. Gali žiediklį paduot. Op, atidavė. Gražu. Labai gerai. Svarstyklis turi ant savęs? Ne. Ir nereikia. Bliam. Batus išpurinu. Kiek? Šiam 4, šiam 5, ne? Jo, šiaip jeigu būtų tiesi, būtų šiam 5, manau tikrai. Nu va, čia 3, ne? Pas mane 7 buvo. Mhm. Turiu. Bet ne metras. Ne metras. Pabėgo. Kurva, nahu manęs nepasikerta šiandien. Žodžiu, palikau mikrofonus krautis. Nu, žiauru. Rekordas ešerio. Tikrai rekordas. Užsidėjau tokią ant bairio paprastą gumą su 7 gramų galvakakliu. Man atrodo, čia 7. Ir tiesiog pirmų metimų į gilumą. Neblogai. Tuo reikės pradėti džigauti vietoj tų lydekų, nes lydekų kibimas tai apstoja. Va, kolega irgi. Ai, va, iš gilio šį kartą lydeką. Nu ką, žinau, visai nieko. Visai nieko. Reikės graibštą? Jo, reikės. O jį tu čia nereikia tokiam. Jo, pats dar atsipurtis. Ne.
Ne. Jau, žiūrėk, geras. Paik tu. Va tau ir džigutis. Va tau ir Ne, nebus čia kilo. Ne, tas didesnis. Bum! Prašau, čia tai šerys, bliam. Ir ant tokių gumų jama. Opa. Ja. Opa. O, pakėlė būrę, prašau, gražuolis. Pasišyko biški. Fui. Vėl? Jo, Vėl ešerys. jo. Jo, kratosi tai tikrai kaip ešerys. Sako, reik. Ne. Šitas mažesnis gal biški. Jo. Pse gražus. Tai čia. Opa. Opa. Prašau. Geras. Tai duok gumą. Prarijęs jau gumą, karočią, galą gumos. Davai pakelk. Op. Labai gerai. Nu ką, apibendrinant lydekų sezono atidarymas pavyko. Turim po 2 žuvis ant galvos. Ir kažkodėl sukibo va tokie va kupriai. Ant lydekinių gumų džigaujant. Nežinau, kas jiem pasidarė. Bet visai maloniai nustebino. Bonusiukas lengvas. Kadangi lydekos nustojo, kaip pabandėm padžigauti ir eina. Tai va, šiaip baisiai sušalom. Keliam iš vis žopą nuo šitos gumeškės. Bet viskas gerai. Atsidarėm, pasidėjom, išalkom. Iki kitų kartų.